Tai ši nuotrauka buvo daryta 2016 metais. Tuo metu mano sesuo ir jos draugė lankėmės pas mus kaime. Namas ten labai senas, jame pilna rakandų. Tai su savimi tuo metu turėjau fotoaparatą ir nusprendžiau išnaudoti tą trumpą laiką kaime ir kažką įdomaus nufotografuoti. Užlipom ant aukšto, mes taip vadinam palėpę. Ten spintoj radom įvairių pakabintų senų suknelių, tai iš kurių vieną pasiskolinom. Aprėdėm ją sesers draugę, pagaldyti suknelę jai labiausiai kaip ir tiko. Prie kambaryje esančio jau seniai nebenaudojamo pečiaus buvo padėtos knygos. Tai vieną iš jų padaviau man pozavusiai draugiai. Pasakiau, laikyk knygą taip, kaip laikytum maldaknygę. Tai kažkaip tie žodžiai patys nesąmoningai iš manęs išėjo. Galbūt dėl to, jog tie namai kaime man asocijuojasi su prosenele, jos tomis raukšlėtomis rankomis, kurios rytą vakarą versdavo maldaknygės puslapius ir tarp pirštų kažkaip švelniai sukdavo tos rožančiaus karoliukus. Tai taip ir gimė ši nuotrauka.